Taip, tai gavau skambutį iš teatro vadovės Gabrielės ir jinai, na, kažkaip aš visai buvau suplanavęs ten kitus dalykus ir pakeliu ragelį ir sako, vat, Marijampoliai bus profesionali teatro trupė, teatras, žodžiu, su trupe ir aš, nu, taip galvoju, ar čia kažkaip sapnuoju, kad dar vienas teatras atsiras, kad Marijampoliai, kad iš viso net nelabai žinojau. Tai man labai buvo didelė staigmena ir aš aišku, na, apsidžiaugiau ir sako, pirmąjį spektaklį, nu, kviečiame tave. Tai mane žinojo tikriausiai iš paskutinio mano spektaklio Romeo ir Džiulieta, ir kuris tikrai ten, na, puikiai pasisekė ir Valentinas Masalskis rekomendavo tikriausiai mane vadoviai. Tai labai apsidžiaugiau gavęs toks, nu, kaip mažas stebuklas ir Marijampolė šiaip man tas kraštas toks nebuvo labai pažinus, bet kiekvienas sykį aš čia atvažiavęs, nu, man toks labai gražus miestas. Ir norėjusi ir pažinti ir šitą kraštą, ir žmonės, ir aišku, na, galimybė kurti teatrą, tai, na, didelė dovana. Taip, aš pats, na, savo vienas studijas turėjau Prancūzijoje, Paryžiuje ir aišku, na, Moliero gimtiniai, tai man visą laiką knietėjo prisiliesti prie tos vaidybos. Dažnai, pavyzdžiui, prancūzai, na, jie kartais taip sakydavo, nu, kad rytų ten europiečiai gal sunkiai ten tą Moliero grakštumą gali ten visaip išpildyti ir man tai buvo toks, na, kaip iššūkis ir šitam spektaklyje, na, aišku, Molieras yra komedijos genijus, nu, tai čia tikrai ir tai bus komedija ir ši komedija yra apie atsakomybę. Atsakomybė tai pirmiausia, kad žmonės nori nusimesti ją. Niekas nenori būti atsakingas už tam tikrus, sakykime, sprendimus. Ir aš gydytojas pavadinimas yra, tai kai į vieną miestelį atvažiuoja, reiškia, apsimetėlis gydytojas ir jisai, na, visus gydo ir žmonės eina, tiki bet kuo, kad kažkas juos išgelbės, tik tais ne jie patys. Ir jisai, aišku, duoda įvairių tokių patarimų, kurie, na, visiškai nesusiję su tuo, kas padėtų žmonėm. Na, bet žmonės taip nori, kad kažkas jais pasirūpintų, kad kažkas juos išgelbėtų, kad, na, jie įtiki bet kuo.